Pradedant mišias aš jums pasakiau, kad žmogus nori įveikti mirtį. Kokią prasme tai turėtume suprasti? Na, mes nenorim mirties ir visom išgalėm stengiamės ją nustumti kuo toliau. Žinoma, jeigu esam sveiki ir psichologiškai netraumuoti. Norim ją nustumti toliau. Bet jūs pagalvokit, ar įmanoma tai padaryti, įveikti mirtį? Jeigu mes norime įveikti mirtį, mes turim būti didesni už ją. Nė vieno žmogaus nėra didesnio už mirtį. Atėjus laikui, jie ateina ir kiekvieną iš mūsų išsiveda. Kiekvienas mes mirštam. Taigi, kaip galėtume įveikti mirtį? Čia įdomus mąstymas, dėl to, kad iš tiesų tiek filosofija, tiek visos religijos sprendžia šitą klausimą. Tuo pačiu, aišku, apie tai galvoja ir mąsto ir netikintieji. Pakanka pasižiūrėti filmus, paskaityti knygas ir rasim įvairių fantastinių pasakojimų, įvairių nuorodų, kaip tai galėtų būti. Ir žinot, užmirti, kas yra didesnis. Jei pradėtume svarstyti, jūs taip pagalvokit, galbūt kada nors taip maldoj rast išeiti arba atsakymą. Aš žinau, kad iš jūsų daugelis atsakymą turit, nes mums buvo antrajam skaitiny pasakyta šiandien. Turit. Jei visa širdimi tikėsi, kad Dievas prikėlė viešpatį Jėzų iš numirusių, būsi išgelbėtas. Suprantat? Jau laiške romiečiams Paulius mums sako, jei tikėsi, kad Jėzus yra prikeltas iš numirusių, būsi išgelbėtas. Taigi, vienintelis, kuris įveikia mirtį, yra aukščiau už mirtį arba daugiau už ją, viešpats Jėzus Kristus. Ir mes esame per jį išgelbėti nuo mirties. Čia aš trumpai, nes iš tiesų kalba būtų žymiai sudėtingesnė. Žymiai sudėtingesnė. Dėl ko? Dėl to, kada mes atsiduriam prieš mirtį arba mirties pavojuje. Žinot, tada viskas kitaip skamba. Čia, žinot, gali kalbėti ir čia gali klausytis, kai viskas gerai klostosi. Bet kada mus susuka ir mes prie jos priartėjam, tada viskas veikia aštriau. Mes mąstom, kitaip, atidžiau, atidesni esame. Bet kaip bebūtų, viešpats Jėzus mus išgelbėja nuo mirties. Dėl to mes, krikščionys, katalikai, esame už tai dėkingi Dievui. Dėkingi, mes dėkojame, nuolat dėkojame. Ir dėl to jūs esat čia, aš esu čia, mes kartu visi meldžiamės ir keliam savo mintis, savo maldą, savo prašymus, savo maldavimus į viešpatį Jėzų Kristų. Ir dėkodami, ir turėdami viltį, kad jis mus išgelbės. Ir tuo pačiu, tai darydami, mes aukojamės. Mes skiriam savo laiką. Mes aukojamės dėl Dievo. Mes stengiamės gyventi taip, kaip jis mums nurodo. Ir be abejonės mūsų atakuoja visus atakuoja tiek jūs, tiek mane, suprantat, atakuoja įvairūs gundimai. Ir mes juos turim atremti. Ir mes turim tikrai kartais labai pasistengti. Ir turim pripažinti, kad ne visada mums pasiseka tuos gundimus atmesti. Jeigu esam nuoširdūs, turim ir tai pripažinti. Bet dėl ko? Dėl to, kad viešpats Dievas mus gelbė. Mes aukojamės dėl jo.
yra tikrai nuostabus dalykas. Kada štai jūs supratot, aš supratau, kada visi žmonės, kada jie tai suvokia, supranta, kad, už mirtį nieko nėra didesnio. Tik Jėzus Kristus ir jis mane gali išgelbėti, aš tada ateinu prie jo. Nereiškia, kad mano kelias bus dabar lengvesnis, kad aš mirties išvengsiu, aš per ją turėsiu pereiti, bet vis tiek aš dėkosiu, kad Dievas mane gelbėja, Ir tą paskutinę atodusį aš dėkosiu jam, kad aš buvau su juo, kad jis mane pakvietė, kad jis mane pamatė. Nuostabus reikalas, nuostabus dalykas. Jis mane pasikvietė, jis mane gelbėja. Kaip aš nesiaukosiu, suprantat? Nors be abejonės kiekvienas iš mūsų esam silpnas žmogus ir tikrai, kaip minėjau, ne visada mums pasiseka. Ir štai šiandien mums Evangelija, žiūrėkit, kalba apie gundymus, bet kalba apie gavėnią. Kada mes pradedam gavėnę, tai gavėnios laikas yra laikas kitoks. Gyvenam taip ir taip, pagal savo įpročius, darom tam tikrus darbus, elgiamės irgi atitinkamai. Ir štai įžengiam į gavėnę ir gavėnę laikas kitoks. Žinot, kuo jis yra kitoks? Mus visada Dievas užkalbina tiek jūs, tiek mane, tiek visus. Jeigu mes, aišku, kaip sakant, klausomės, antenas pastatę, jis užkalbina. Ir ką, kaip tu man dėkosi, kad aš tave gelbėju ir ką tu man aukosi, ką tu man paukosi. Ir aš turiu atsakyti, pradėdamas gavėnę, o tai paskaičiuoti, 40 dienų, taip jau čia ilgai. Ir kokius aš čia galiu pasiryžimus daryti. Ką aš galiu dėl Dievo kažką daugiau padaryti. Ką tokio. Ir be abejonės kiekvienas iš mūsų, atsiliepiam ir galbūt apmastom, kur aš stengsiuos. Žinot, mes kiekvienas turim savo ydus, savo prisirišimus, savo kažkokių nuodėmių, kiekvienas turim ir galbūt kažkur mes norim kažką pataisyti. Ir galbūt jau mes visą gyvenimą čia taip stengiamės, darom, bet vis suklumpam vėl, vis sugrįžtam vėl, vis mums neišeina. Taigi, vėl iš naujo esam užklausiami Dievo, pabandyk dar kartą, 40 dienų, pabandyk dar kartą, tais, kas tau nesiseka, tą, ką tu norėtum įveikti, tai, ką tu turėtum turėti, toks, koks tu norėtum būti, kažką geresnio pasiekti, pabandyk, viešpats Dievas mūsų užklausia, mūsų ragina ir mūsų lydi tuo pačiu. O mes kas esam? Užsispyrę be abejonės, bet vis tiek mes turim išgirsti jo kvietimą. Ir tas kvietimas tikrai, žinot, nėra mano tas kvietimas, yra Dievo kvietimas, kiekvieno iš mūsų, tuo pačiu ir mane. Jis kalbina be abejonės, jis mus kviečia, jis mus ragina. Ir mes atsiliepam asmeniškai. Ką darysim, laikas mums sudėlioti galbūt ir yra tada, kai pradedam gavėnę. Mes visi žinom, kurie lankom bažnyčią, visi žinom, kaip tik tai pradedi daryti, ką nors stengtis, taip užpuola visi, žinot. Užpuola visi, tai tas, žinot, atakuoja, tai tas norėjai būti nesibartę, norėjai būti geresnis, norėjai nevalgyti galbūt kažkokių skanumynų, nesiklausyti muzikos, kažkokių dar, tenais Facebook'uose nelindėti, ar dar ką nors kitką esi nusitrinti. Žiūrėk, tau koks nors draugas pažįst, žiūrėk tą daryk, žiūrėk gimtadienį, žiūrėk šventę, tau išgerti duoda, tau dar ką nors. Tu turi atakuojams iš visų pusių. Aš manau, kad jūs tą esat pastebėję, dėl to, kad ne pirmą gavėnę pradedat, bent jau aš tikrai tą esu pastebėjęs. Kaip širšūnai, puolant viršaus visi, tu negali atsikratyti, suprantat? Taigi mes esam kas? Gundomi, mus gundo. Ir kaip tik, žinai, galvoji, taip jau nusprendžiau, o tai čia tau ką nori. Tokios progos, kaip dabar daryti. Tas gundimas, žinot, mums tikrai nėra ne vienam lengvas. Ir čia viešpats Dievas šiandien ką? Mums pasako, kaip elgtis. Visą tą sistemą, visą tą eigą, kaip kas vyksta,
jis, kadangi viešpats Dievas, Jėzus ir žmogus taip pat pats prisėmė ant savęs ir štai mums davė pavyzdį. Ir mes klausydamiesi šiandien Evangelijos, jeigu taip atidesni esame, ir jeigu jau mes padarėm kažkokius sprendimus, ir jeigu jau mes turim čia patirties, mes ausis ištempę klausom, kaip ten Jėzus viską darė. Kad ir mes, kaip nors Dievui padedant, galėtume bent šitą savo gyvenime gero padaryti. Ir pirmas reikalas, pirmas dalykas, į ką mums atkreipia šventasis raštas dėmesį, reiškia, kad Jėzus buvo 40 dienų dykumoje. Ką tai reiškia dykuma? Visi žinom, ką reiškia dykuma, kas be ko. Esame ir galbūt kai kurie buvę dykumoje, bet čia dykuma yra išreikšta tokia platesnė prasme. Dykuma, tai žinoma, nuoroda visada yra į Izraelį, kuris keliavo, kaip žinot, 40 metų išsilaisvinęs per dykumą. Yra nuoroda į tai, bet antra vertus, pagal jų sampratą, Senojo testamento sampratą, dykuma yra ta vieta, kurioje yra išgirstamas žodis, nes joje nėra triukšmo. Jūs atsistokit mieste, gatvėj, triukšmas, jūs būkit namuose, televizorius, radija, artimieji, dar kas nors, triukšmas, jūs nueikit į parduotuvę, triukšmas, visur mums triukšmas ir visur ką tas triukšmas mums informaciją pila. Visom jėgom pila informaciją, žodžius, vaizdinius įvairius, kad mes sektume, išgirstume, kad mes susidomėtume. Tai mums triukšmas, mes jame esame. Tai dykuma, žinot, mes į dykumą čia nenukeliausim, tą tikrąją, bet mes turim nukeliauti tokią vietą, kurioje šito triukšmo nėra. Užduotis nelengva, brangieji, užduotis nelengva šių dienų pasaulyje. Sijungi televizorių, kiek kanalų, radijas, visokios internetinės programos, aibė reikalų. Užduotis pakankamai sunki. Ir tu turi išjungti, užsukti, atsiriboti nuo triukšmo ir tik tada, jūs irgi tą gerai žinot, tik tada išgirsim Dievo žodį. Priešingą atveju, ne jūs išgirsit, ne aš išgirsiu. Suprantat? Neišgirsiu. Dėl to, kad susimaišys viskas, bus košė. Makalynė kažkokia mano galvoj suksis ir aš nežinosiu, ką daryti ir kas čia teisinga, kas neteisinga. Suprantat, į dideliam triukšme negaliu atskirti tuos tiesos žodžius. Dievo žodis yra išgirstamas dykumoje, tyloje. Ir šitos tylos, ir bažnyčia, žinom, labai ragina, kartais žmonės nėra patenkinti, ragina užlaikyti tylą bei rimti per gavėnią. Ragina mūsų visus. Išgirstam Dievo žodį. Vienas dalykas. Antras dalykas. Žiūrėkit, visada mes pradedam naują etapą. Ypatingai, aišku, yra labai svarbu, kada žmogus yra jaunas. Jis pradeda gyvenimą ir jam pradedant gyvenimą, kai kurie dar čia jauni yra, kai kurie mes jau buvom jauni, nebesam jauni, bet atsimenam šitos turbūt momentus, kada pradedam esam durniukai, nieko nežinom. Žinot, viskas nauja. Ir viskas, kaip sakant, visa ta informacija, viskas mums prieš akis. Ir mums siūlosi, rinkis mane, naudokis taip, gyvenk taip, ir draugai, ir pasirinkimai, ir įvairūs kitokie dalykai, malonumai, ir atrodo, jie tikrai patrauklus, ir kur čia daugiau benueisi, čia reikėtų eiti. Tai mes turim daug pasirinkimų. Ypatingai jaunystėje. Ir jaunystėje kas? Mes neturim dar svertų. Kur čia tiesa, kur netiesa, ką man rinktis. Ir žiūrėdami jaunus žmonės, žiūrėkit, mes matom, kaip jie mėtosi, kaip jie nesupranta, kas yra kas.
nors jie atrodo, kad supranta daugiau negu vyresnis žmogus. Bet tokia čia yra dinamika, mes visi tą perėjom. Tai sustojęs to tyloj, gavėnioj, ir jaunas žmogus, ir senas žmogus, kuris pradedi gavėnę, išgirsti Dievo balsą, kuris tau sako, tu turi keliauti, arba tu turi rinktis, arba tu turi gyventi, taip, čia, ten. Laikykis šitos krypties. Tai tau padės. Tai tau padės. Mes ieškom, norim suprasti, ieškom draugų, panašiai, kas patartų, viskas ir čia gerai, bet vis dėlto svarbu nepaleisti iš akių Dievo, kuris mums kryptį nurodo. Ir jeigu mes įsiklausom, tai, kaip jūs irgi patys gerai žinot, nėra lengva. Nėra lengva. Pabaigę gavėnę mes galėsim pasakyti, ar iš tikrųjų klausėmės Dievo žodžio, ar gyvenom su juo, ar ne. Ar tik sekėm savo instinktus ir savo norus. Mes galėsim pasakyti. Niekam čia nereiks ataskaitos duot, nebent išpažintyje duosim, ne? Mes matysim, kaip mums pasisekė. Suprantat? Mes kiekvienas, jūs, aš, visi mes matysim, kaip mums pasisekė. Taigi, kaip mes atsiliepėme. Ir tada, žinoma, suvoksim tą santykį su Dievu. Kągi, apie tuos gundymus. Šitų gundymų irgi 3 tokios kategorijos. Aišku, aš jums visų neišdėstysiu, labai taip yra įdomiai jie sudėlioti, bet yra tikrai apimtas turbūt visas gyvenimas ir visi gundymai į tuos 3 momentus, kuriuos Jėzus patyrė ir mums pateikė šventajame rašte. Kaip minėjau, žinot, kurie esat tikintis, kurie skaito šventą raštą, tai čia reikia atsiversti tą vietą ir turbūt pamedituoti, pabūt, paklausyti, ką Viešpats Dievas pasakys ir jūs gausit atsakymų. Dėl to, kad čia su jaunimu kalbėjom prieš mišias. Dėl to, kad kitas pasako, kitas pasakė, čia jo kalbos, čia man netinka, man kažkaip nesusiveda galai, panašiai. Tikrai turbūt mes kiekvienas kartais panašiai reaguojam, bet kada mes patys persiimam, tada Dievas prakalba, tai turbūt yra tai tikriau ir reikalingiau. Bet kaip būtų, mums vis dėlto padrasinimo reikia. Mes vienas kitą turim padrasinti, paskatinti, pasakyti, kad taip, čia gerai, čia tą reikėtų daryti. Šitos padrasinimas yra būtinas, tiesiog būtinas, reikalingas. Aišku, dėl to ir bažnyčia, turi taip pat mišiose ir šitą kunigo žodį, kuris galbūt ką nors ir paliečia ir kažkam tai, sudėlioja taškus. Pirmas gundymas, kurį tik vieną te pristatysiu, sako, girdėjo mane, sako velnias, gundytojas, sako, jei tu Dievo sūnus, liepk šiam akmeniui paversti duoną. Tai girdėję ne kartą, mes žinom, čia materialūs dalykai, dvasiniai dalykai, Dievo žodis, materija ir panašiai, tą jau esam girdėję turbūt 100 kartų ir mums viskas tai aišku, bet čia neseniai tokį skaičiau, besiruošdamas be abejonės šitam jų kalbėjimui, skaičiau tokį vieną biblistą, kuris sako, pagal hebrajų kalbą, taigi tas akmuo yra toks pat žodis kaip ir sūnus. Kaip ir sūnus. Tai sako, jeigu mes jį pritaikinsim, gausim šitokią mintį. Taigi, liepk šitam sūnui arba šitam žmogui paversti duoną. Suprantat? Toks nonsensusas tarsi atrodytų. Sūnus, žmogus, artimas, jis turi pavirsti, liep, kad jis pavirstų duoną. Suprantat? Kodėl? Kad aš jį galėčiau suvalgyti. Kad aš jį galėčiau suvalgyti. Žiūrėkit, labai gili mintis pasakyta ir žymiai gilesnė, negu mes galvojam. Žmonės, tarp asmeniniuose santykiuose, jie kovoja. Ir jie vienas kitas stengiasi suėsti. Juk taip yra. Juk kada mes pasižiūrim, žiūrėkit į politikus, kurie taip pliekiasi kartais, taip pliekiasi. Aišku, mes nežinom tų motyvų, visi jie ten teisingi, viens ant kito kažką atranda ir varo, nori suėsti, kad jis ką?
galėtų valdyti, nori suėsti, nori jį pažeminti, nori jį panaikinti. Ir iš tikrųjų yra kada mes norim suėsti? Kada mes įsitaisom ir mes esam kaip tokie nepriimami, o kitas su tuo nesutinka, tai yra tik tai 2 būdai paveikti tą kitą. Arba jį pašalinti, arba jį absorbuoti, priversti mąstyti taip, kaip aš mąstau. Arba jį pašalinti, bet kokiu būdu, reiškia suėdu, ne? Arba jį absorbuoti, irgi suėdu, jo nelieka, suprantat? Ir tie konfliktai, kurie vyksta tiek šeimose, tiek įvairiuose politinėse erdvėse, bet kokiuose bendruomenėse, šitie konfliktai be įtakos vyksta, eina pagal šitą principą. Įsivaizduojat, koks yra gundymas? Gilus, koks yra gundymas? Ir tą gundymą, jeigu jūs geriau pagalvojat, mes esam patyrę ne vienas ir nuolat, ir pastoviai įvairiuose santykiuose, kad kitas pavirstų duoną, kurį aš galėčiau suėsti. Bet jeigu eitume dar giliau, atsiprašau, ilgai kalbu, jeigu eitume dar giliau, žiūrėkit, kaip yra įdomiai. Jėzus tapo duona, kad mes jį galėtume suvalgyti. A jūs suprantat, ką tai reiškia? Tad jis nesutiko kitus paversti duoną ir juos suėsti arba suvalgyti, bet jis tapo duona, kad mes galėtume juo maitintis. Yra skirtumas, pagalvokit, yra skirtumas. Ar aš noriu kitą suėsti? Ar aš tampu duona, kad kitas galėtų mane suėsti? Suprantat, koks yra skirtumas? Ir jeigu visą tai mes įterpsit į savo santykius tarp asmeninius, šitą simbolinę kalbą, jūs suprasit prasmes, kad Dievas, Jėzus yra mums pagalba konfliktinėse situacijose. Jėzau, tu palauk, tu sakei, taip, negali jis būti duona. Negali, aš galėčiau būti duona. Mes lenktyniaukim tada, kas geresnis. Suprantat, visiškai kitokia dinamika. Aišku, ji nėra tokia paprasta, kaip aš jums čia pasakoju. Bet vis dėlto tai mums Viešpats Dievas nurodo, kaip konstruoti tarp asmeninius santykius vieni su kitais. Ir tai yra, žinot, kas kitas nėra daiktas. Kitas nėra daiktas. Jis yra asmuo. Šio negaliu naikinti. Ir Jėzus atmeta šitą gundymą, pasakęs, kaip girdėjom, žmogus gyvas ne vien duona. Suprantat, visas atsakymas. Jeigu aš klausysiuos Dievo žodžio, aš suprasiu, kad yra žymiai daugiau. Žmogus yra žymiai daugiau. Aš tą suprasiu ir tą stengsiuos arba sieksiu įgyvendinti. Amen. Dabar